Ką rekomenduotum iš tikrųjų kiekvienam miško savininkui gal turėti automobilyje? Dažų, botus, aprangą nuo lietaus, krepšį su peiliuku, grybam. Tarp kitko pas mane yra bagažinė. Rudeniop visą laiką yra krepšiuks, su peiliuku padėts, išeis, einu kažkokią miško apžiūrą daryti, visą laiką pasiimu ir prisigrybauju. Čia bent jau šitam regione, čia netoli Naisių yra, čia šitam gyvena stirnos ir tarp tų stirnų yra toks vienas baltas albinosas. Ar tu leidi savo miškuose medžioti? Nei esu draudęs, nei klausia manęs yra kas nors, ar galiu medžioti ar ne. Šiaip teoriškai tai turėčiau susirinkti iš visų medžiotojų būrelių, jų medžiojamuose plotuose mano sklypai yra, jie turėtų gauti iš mane sutikimus, kad jie gali medžioti ir taip toliau. Aš galiu uždrausti jiem, bet niekada to nedariau ir nedarysiu. Kodėl? Nes medžiotojai jie tas pats kaip sanitarai. Jie prižiūri populiaciją, kad ten tų, kaip pavyzdys, ir kiaulių visokie gripai, kur buvo, kur šernai užsikrėtę buvo. O ką manai apie tą naują bandomą prastumti įstatymą, kada medžiotojams būtų galima leidžiama naudoti naktinio matymo įrangą? Prietaisus, manau, kad šiais laikais jau nebėra tų medžiotojų, kurie įžūliai viską naudotų, o tiesiog gal taip net ir nehumaniškai, sakykim, taip gal netgi būtų. Jeigu ir taikosi tamsių paros metu, jis galimai, kad ir geras medžiotojas, jis vis tiek yra tikimybė, kai jis nepataikysi tą žvėrį tinkamai. O jeigu su naktinio matymo prietaisais jis jau pataikės tiksliai ten, kur ir matysi, ką šauna. Nes kaip pavyzdys būna tokių atvejų, kad ir galvoja, kad tenais ar stirna, bet ten gali ir biškį susimaišyti. Ar kaip pavyzdys nušaut patelę vietoj patino. O su naktinio matymo prietaisais tu matai tiksliai, ką tu darai, į ką tu šausi. Net ir šūvio metu, jeigu pataiko tas medžiotojas žvėrį, jeigu jisai jį sužeidžia ir jis po to išlėkia į mišką. Tai ką, tokiu atveju tada eina medžiotojas, ieško jo, jeigu neranda jis kažkur ir miršta. Vidury miško, vidury laukų. Pats nebedžioji? Ne, neturiu kada. Jeigu turėtum, kada medžiotum? Jeigu turėčiau laiko, tada jo, medžiočiau.